Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica, bet šiandieną tikriausiai pasisakysiu ir kaip gyvenimo mokytojas, todėl kad čia sujungsiu ir savo techninės profesinės žinias, ir savo patirtis, ir paremsiu visą tai, ką noriu jums pasakyti savo gyvenimo pavyzdžiais, kad jūs gyvenime galėtumėte tai panaudoti. Didžiausias mano pasisakymų tikslas visada yra duoti kažkokį įrankį arba parodyti, kaip tas įrankis veikia. Tai šiek tiek apie konsultaciją. Konsultacijoje vaikinas apie 30 metų ateina į konsultaciją tam, kad jis niekaip negali įsitvirtinti darbe. Kur tik jis nenueitų, vis kažkas susidengia, persidengia ir kažkaip jis to darbo negali išlaikyti arba tame darbe jaučiasi blogai. Ir mes analizuojam, ar ne? Vėlgi, žmogus gyvena su tėvais, jis taip pat labai nori sukurti šeimą, bet kai tik išeina į nuomojamą būstą, kažkas susvyruoja ir jis vėl sugrįžta pas tėvus, o mylimas žmogus savo ir ta šeima, jos kūrimas vėl nueina į kažkokį antrą planą. Tai pats žmogus, jis labai jausmingas, labai daug turi energijos, labai viską išjausti gali. Yra labai jauna siela, kur mes ateinam būtent pamokų su jausmais. Tai yra jausmai, meilė, santykiai, vaikai, rūpestis, auginimas ir lygiai taip pat per jausmus mes žinoma visus kūrybinius procesus pažįstam. Tai pagrindinė šito mano video tema – parodyti jums, kaip matrica, norėdama suprasti, ar jūs tikrai užtikrintai priėmėt sprendimą ir jau nedvejoja, kaip jie padaro susvyravimus. Tai vaikino grafikas pirmam etape, kaip ir visų mūsų, eina į viršų, po to atsiranda profesija. Profesija eina žemyn. Kodėl? Todėl, kad jo visas potencialas yra kūrybinis, jausminis, grožio, mados, interjero, dizaino, kostiumo, renginių, visa tai yra jo, bet jis nueina į tokią galbūt labiau stereotipiškai tuo metu madingą profesiją ir todėl tam darbė jaučiasi gerai. Sekantis etapas – šeima eina į viršų. Kaip ir sakiau, jis labai nori šeimos, jis labai geba ir pasirūpinti vaikais, ir labai jautrus, viską, kas šeimai reikalinga, jis viską turi, bet šitas žmogus nori pirmiausiai finansinio stabilumo, todėl jis neveda ir nekuria šeimos. Kitas momentas – žmogaus karmos klaida 4 gyvenimas už svetimus pinigus arba naudojimasis kitų žmonių darbu. Kadangi tas žmogus išeina, nori išeiti iš tėvų ir su moterim išeina į nuomojamą būstą ir ten kažkas susvyruoja. Tai visų pirma susvyruoja tik dėl to, kaip aš ir minėjau, tema, matrica nori įsitikinti, ar tavo sprendimas yra tvirtas. Ir ji su to darbu kažką suklibina, su dar kažkuo. Ir tuo metu aš vaikinui sakau, kodėl jūs nepriėmėt sprendimo išeiti į kitą būstą, gal mažesnį, gal pigesnį, bet nesugrįžti, kai susvyravot, gal pas tėvus. Ir jis taip nuoširdžiai pasakė, sako, aš tikrai nepagalvojau apie tai. Ir man visiškai suprantama, todėl kad mes daugelis nežinodami tos schemos kitaip suprantam situacijas. Tai žinokit, visi susvyravimai, kai jūs kažką nusprendėt, visatai reikalingi kaip oras ir vanduo, reikalingi tam, kad pamatyti jūsų sprendimo tikrumą ir ji visada susvyruos. Aš pasakysiu pavyzdį iš savo gyvenimo. Kai aš nutariau iš samdomo darbo išeiti į verslą, kai man ten buvo apie 30 metų, aš išėjau iš labai gerai apmokamo darbo ir labai gerų sąlygų tarptautiniai įmoniai. Ir man toks vėl, gal aš čia be reikalo, gal man reikia pabandyti visgi kažkokią dar aukštesnę poziciją arba įmonę geresnę nueiti ar ne. Ir aš susvyravau ir iš tikrųjų nuėjau. Ir tos klaidos antrą kartą nepakartojau. Aš supratau, kad aš negerai jaučiuosi, išėjau ir visgi pradėjau savo. Ir visą tai man puikiai pasisekė. Bet susvyravimo pavyzdį noriu jums pasakyti. Matrica visada duos susvyravimą. O kad jame jūs jausitės nestabiliai, tai irgi visiškai
aišku ir suprantama, todėl kad kai svyruoja dažniai, paimkim būsto elektra ar ne, susvyravo kažkas tinkle, dingo elektra. Lygiai taip pat radijo imtuve, jeigu jūs norit pereiti į kitą bangą, kai dar radijo imtuvas buvo tas senesnės tokios technikos ar ne, su ratuku mes persukdavom. Lygiai taip pat pereinant į dažnį džeržgę arba šiek tiek ne ant bangos pastačius džeržgę. Tai susvyravimai materialiam pasaulyje yra elektra ir technika, o susvyravimai žmogiškajam mūsų vidiniam pasaulyje tai yra dažnių skirtumai. Ir kai mes darom sprendimą, jie visada susvyruos. Nebijokit, aš apie tai kalbėjau ir sakydama, kai atsidaro naujos duris, nebijokit skersvėjo, čia apie tą patį. Tai yra susvyravimai, kai jūs pereinat, tarkim, iš baimės į drąsą. Kad ta drąsa įsitvirtintų, reikia šiek tiek laiko ir tam laike būtinai bus susvyravimas. Kad jūs pamatytum, kad jūs parodytumėt matricai, ar jūs esate tikras. Dar vienas pavyzdys iš mano gyvenimo, kai mums reikėjo parduoti būstą, tokį, kuris buvo labai patrauklus, bet toks gal vienetiniam, kažkokiam labai išskirtiniam pirkėjui. Ir norėjom parduoti tą būstą tam, kad būtumėm laisvi. Reikėtų mažiau dirbti, daugiau gal keliauti, veikti tai, kas norisi. Ir kaip aš gavau tą susvyravimą? Atėjo pirkėjas, kuris davė tikrai labai gerą kainą. Jis buvo tokie žmonės labai malonus, kur aš visada žiūriu, kam ką parduodu ir su kuo ką veikiu ir darau. Bet sako, aš galiu nupirkti tą būstą tik už pusės metų. Man reikalinga tam tikrus veiksmus atlikti. Dabar galiu duoti tik rankpinigius ir jūs pusę metų laukit. O čia buvo susvyravimas. Čia matrica manęs aiškiai paklausė, ar aš esu tikra, kad aš noriu parduoti, ar aš noriu gauti būtent šiandien, ar aš noriu gauti. Bet aš ramiai supratau, kad aš noriu parduoti ir sakau gerai. Šiandien viskas dėl to labai gyvenime pasikeitė ir daug naujų galimybių atsirado. Bet susvyravimai visada tam, kad matrica žinotų jūsų užtikrintumo lygmenį. Tai pagrindinis klausimas, dėl ko atėjo tas jaunas žmogus, jaunas vyras, tai kad jis niekaip negali stabiliai užsilaikyti darbe. Stabiliai užsilaikyti, uždirbti, ten vis kažkas vyksta netinkamo. Ir žinot, kartais aš, kadangi matau jūsų detalizaciją, tuo pačiu matau didelį tokį struktūrinį paveikslą. Ir aš jam pradedu sakyti, kaip aš jį matau. Ir aš sakau, žinot, jūs turėtumėt būti toks žmogus, kuris šiandien noriu fotografuoju, rytoj įkrentu į kitą paveikslą, kuriu kažkokį kostiumą, rytoj modeliuoju kažkokią reklaminį kažkokį darbą darau įmonėje kaip maketą. Va toks, kuris nenori vieno stabilaus, o kuris šiandien toks, rytoj kitoks, bet viskas per jausmą, kūrybą ir tą tokį jausmingumą, tokį per pajautimą. Ir tas žmogus, žinot, jis šypsosi jau iš tolo, iš anksto matau tą jo šypseną ir jis sako, žinokit, bet man taip ir yra, aš ten man pasiūlo, man ten, o aš sako, taip noriu to stabilaus. Ir jeigu išnarplioti visą tą eilutę, jis nori to stabilaus dėl to, kad tai yra stereotipinis mūsų visuomeniai toks mąstymas, kad jeigu tu nori turėti šeimą, jie galėt pasirūpinti, tai tu turi turėti kažkokį labai stabilų darbą. Bet žmonių yra su visokiais resursais ir visokių, todėl vieniems tai tinka, kitiems ne. Tai tas stabilus darbas, jo noras to stabilaus ir vieno darbo absoliučiai prieštarauja jo resursams ir prigimčiai. Jo pasąmonės kvadrate, kuris matosi iš datos vertimo į seną kinų kalendorių, yra 3 finansiniai srautai. Va čia tupi tie 3 vienetai, kurie pasako, kad jam joks vienas stabilus pajamų šaltinis netinka. Jis turi turėti arba tada 3 stabilius tuos darbus, bet kadangi žmogus labai jausmingas ir kūrybiškas, jam reikia eiti per tą tokį kūrybinį procesą. Šiandien tai yra aukščiausias lygmuo,
kurį tik galėtų žmogus sau leisti, nes tai yra savirealizacija, kada aš noriu, kaip aš noriu, po kiek aš noriu ir su kuo aš noriu. Ir tas žmogus buvo labai laimingas tai išgirdęs. Aišku, tai prieštaravo visiems tokiems jo ankstesniems įsitikinimams, bet už tai absoliučiai sutapo su tuo, ką jis nori daryti. Tai paprastai ir būna visada konsultacijose, nes aš matau ne savo programą, ne Onutės, o Petro arba dar kieno, o to žmogaus, kuris ateina. Todėl visada sutampa tą, ką jaučiat jūs ir ką jums sakau aš. Bet dažnai sutampa su jūsų norais ir svajonėm, bet ne su realybė, kuri yra šiandien. Tai kadangi tai siela labai jauna ir jai reikia kurti šeimą šitam žmogui ir pradėti būtent nuo šeimos, meilės, jausmų ir vaikų, o jis vėlgi, turėdamas stereotipinį mąstymą, painioja. Pirmiausiai nori stabilaus darbo per vieną stabilę liniją, o po to nori kurti šeimą. O jam reikėtų atvirkščiai. Darau, ką pasiūlo, kas man patinka, tą ir darau, tuo pačiu nebijau, išeinu iš tėvų namų ir tada matrica iš karto atleidžia karminį tą įtampos mazgą, nes karmos klaidoje gyvenimas už svetimus pinigus. Gyvenu pas tėvus, gyvenu už svetimus pinigus. Tai yra toks šifravimas situacijos. Todėl jeigu jis išeitų, nenorėtų stabilumo ir tuo pačiu kurtų šeimą, pradėtų su mylimu žmogum lauktis vaikelių ir panašiai, viskas būtų gerai. Dar viena klaida, ką daro žmogus, jis galvoja, kad viską turi pats uždirbti, aprūpinti ir panašiai. Ir mes pasižiūrim, tiksliau, aš pasižiūriu, kuriame kode yra jo draugė ir ji yra finansų pamokų srityje. Ir todėl net už tą partnerę viską padaryti yra blogai, nes mes padėsim žmogui degraduoti. Ir bendrai čia visumoje ir visiems tinkamas yra šitas supratimas būtų, kad mes esam vienas kitam kaip partneriai, bet ne kaip išlaikytiniai arba išlaikytojai. Kiekvienas turim dirbti, mes šeimoje turim būti komanda, tik tai dirbti pagal tai, kas kame geba, mėgsta, kas turi kokius resursus, bet jokių būdų už kitą daryti mes negalim. Jokių finansinių, kad aš tik vienas. Todėl tai labai daug kas sugriautų ne tik žmogui, kuris nori už visus viską padaryti, bet ir tai moteriai, kuri yra šalia. Jei būtų meškos paslauga, nes jai pačiai reikia vystyti šeimos verslas, kai jie abu dirbtų, jiems tiktų puikiai. Ir mes apie visą tai pakalbam. Svarbiausia išsiaiškinam, kaip pas jį turi ateiti finansai. Tai per 3 rautus, per kūrybinį grožio, stiliaus, reklamos, dizaino dalyką. Ir pinigai yra žmogaus komforto zono, jis absoliučiai aiškiai jausis blogai neturėdamas pinigų, bet jeigu jis eis neteisingai, aišku, jis jų ir neturės. Tai mes išsiaiškinam, kaip jam reikia jų turėti, ko nepaleisti. Ir žinot, kartais labai sunku vyrams, kurie gimsta su tokiu potencialu grožiui. Nes vėlgi tie mūsų visuomenės stereotipai yra tokie, kad vyras vyriškas, moteris moteriška. Tai nėra standartų, nėra stereotipų. Yra mūsų vidinis potencialas, kurį mes atsinešam iš aukštai ir tiesiog pabandykim jį naudoti. Neturėkim stereotipų, eikim į laisvę ir viskas bus gerai. Tai aš labai to linkiu kiekvienam iš jūsų. Bet svarbiausiai supraskite, kad kai vyksta tas suklibinimas arba situacija slysta iš rankų, tai yra tik matricos instrumentas pamatyti jūsų užtikrintumą. Pamenat, kažkuriam video aš sakiau, kad kai mes norim įsikūnyti į kitą paveikslą, mes turėtumėm suprasti, kas tam paveiksle yra nekintama. Dabar sujunkit ir suprasit, kodėl vyksta tie susvyravimai, kad pamatyti, kas yra nekintama. Ačiū Jums.